Nebeturi tiek jėgų, kiek anksčiau, turbūt nukrito NADO lygis. Panašu, kad NAD yra visur - lašelinėse, Instagrame, klinikose, bet su amžiumi mūsų kūnuose jo vis mažėja. Taip, tai yra tiesa. Ir čia labai svarbu išskirti, kas yra tas kūnas. Jo mažėja tam tikrose mūsų audiniuose. Geriausiai įrodymai, ką mes turim, tai yra eksperimentai su oda. Parodyta, jog ten būtent skirtumas tarp vyresnio žmogaus ir kūdikio yra pusė kūdikio NADO lygio sumažėja, kai mes užaugame ir mūsų oda nustoja būti kūdikio. Iš to seka, kad kitose audiniuose lygiai taip pat to NAD mažėja turbūt skirtingais lygiais. Tyrimai, pavyzdžiui, su nervų sistema, su stuburo smegenų skysčiu atlikti parodė, kad ten jo su laiku mažėja 10–15%. Bet tokiuose NAD reakcijų karštuose katiluose, kaip pavyzdžiui blužnis arba kepenis, ten NADO apykaita yra labai greita ir ten tas lygis vėlgi priklauso nuo ką tas organas veikia ir kiek smarkiai jam reikia energijos. Apibendrinant, taip, NADO kiekis kūne mažėja, skirtingose organuose skirtingu greičiu, bet vat štai nesena šių metų studija parodė, kad NADO kiekis kraujyje išlieka labai panašus per visą gyvenimą. Bet kraujas nėra organas, kraujyje nevyksta energijos mainai.